BCF LKL studija pristato parduotuvių tinklas Rimi. Ilgoji pertrauka, grįžtame į Rimi studiją, Vaidas Leliuga ir Virginijus Sirvydis. Šiandien kartu su mumis 49-21 ir Jonavos ekipa laimi antrąjį kėlinį rezultatu 20-19. Koks kol kas, netikėta, kad čia taip nustebai. Ja. Koks kol kas vaizdelis tau stebint pirmas? Galiu tik pagirti Jonavą, iš tikrųjų šaunoliai. Ten ir apibirėja viską, bet gerą kovą davė, iš tikrųjų matėm ir užspaudė. 3 kartus Žalgirį ir 8 kamuolius pasiėmė po Žalgirio lenta. Tai tikrai labai gerai, iš tikrųjų labai geras planas ir dar būtų sumetę tuos lengvus taškus, baudas 9 berods prametė, ne, ir iš po krepšio sumetė, tai čia rezultatas visai lygus. Šiaip tai 9 pramestos baudos ir vos 27%, tai klubas iš žaidimo 9 metimai tik tai pataikyti iš 27 ir atsilikinėti prie Žalgirį 29-41, tai sakyčiau dar visai įspūdingas rezultatas, žinant, kad žaidė prieš Kauno Žalgirį, kurie šiandien pirmą kėlinį pradėjo tikrai galingai, vėliau matėm, atrodo lyg tai Brady Menikui įėjus į žaidimą, dar ir Mitchellui gavus minučių, likusi Žalgirio komanda šiek tiek išsibalansavo, gal ir aišku tie mano paminėtėm 2 žaidėjim irgi sunku, kai tu nedaug praleidi laiko kartu su komanda rungtynių metu, tai tau turbūt sunku komandos draugam prisiminti, kokią gal tu rolę iš tikrųjų. Tai matos, kad žaidėjai tikrai išsimušė ir tokios klaidos, elementarios klaidos gynyboje, ta prasme, kad Simas Jarumbauskas berods, man atrodo, pagavo Meniką jo ant backdooro, tai tokių elementarus skautingas yra, tai iš tikrųjų, aišku, tikrai sutinku 100%, kad labai sunku tiem 2 žaidėjam, bet toks darbas yra krepšininko, kad turiu atiduoti viską 100%. Na ir šiaip pasižiūrėjus Jonavos atsarginių Soliuką, Majauskas, Mačijauskas, Blizniukas, tai yra, pasižiūrėjau, 24 taškai. Na, net ir Mačijauską nuėmus bus 23 taškai per rungtynes, kur tos taškus kažkam reikia susirinkti. Ir kol kas matom, Childressas imasi daugiausiai iniciatyvos, Briutanas pirmosius taškus pelnė tik tai berods 17 rungtynių minutę. Kalbant apie jį, ar Žalgiris jį taip saugo ir neleidžiam susikurti progų, ar tiesiog nepavyko? Manau, gal tiesiog biški Vangokas pats iš savęs buvo pačioj pirmoj pusėje, gal biški atjungė daugiau, bet kaip ir minėjau prieš tai, kad pagrindinis kur jie labai gerai jaučiasi, tai yra transition puolimas. Tai manau, kad antra pusė bus labai intriguojanti ir labai įdomi, tai laukiam geros kovos iš tikrųjų. Jeigu tu būtum vienos ar kitos komandos treneris, kuriai iš jų dabar turėtum daugiau ką pasakyti ilgosios pertraukos metu? Manau, kad Žalgiris turi daugiau susikaupti ir daugiau būti agresyvesni, o Jonavai reikia tiesiog užsibaigti gerai susikurtas progas. Šiaip tai Žalgiris ir pats ne visą laiką tų progų susikuria. Mes matėm, kaip Jonava gerai užspaudė, ypatingai antram kėliny per vadinamą tą sugrįžimą, kaip pavadino Benediktas Petkus. Ar Žalgirio čia jautėsi atsipalaidavimas, ar pagal Jonava gal, kaip sakė, susitaikė ir pamatė, su kuo jie žaidžia, kad lengvi lėjapai iš po krepšio prie Žalgirį nepraeis, kaip praeina galbūt prieš kitas komandas. Kokia buvo to priežastis? Aš tai galvoju, kad tiesiog treneris Mantas labai gerą momentą pagavo, kad duoti tokį šoką trumpą, ne trumpą, bet lengvą šoką, ne tai, kad naudoti ten gale galbūt spaudimą, bet eigoje rungtynių, tai tikrai tas gan pavyko labai, matosi, kad žaidėjai išsimušė iš to, Žalgirio žaidėjai, nebuvo prigauti 3 atakose, tai labai pasiteisinęs sprendimas. Pažiūrėsim, kokie sprendimai bus priimami antrojo rungtynių pusėje. Primenu, kad šiandien jūsų laukia ir dar vienos rungtynės. Kėdainių Nevėžis OptiBet prieš Utenos Uniklub bet Juventus, ten turėtų būti intrigos ne ką mažiau, gal net ir daugiau. O dabar visai netrukus jūsų televizijos ekranuose mūsų LKL Akademijos komentatorių projekto iškarpos. Virginijau, tu irgi čia šiandien kaip vienas iš ekspertų debiutuojančių mūsų studijoje. Mes turim tokį savo draugą Gelo Revois, kai trūksta ne iškalbos, o balso, tai tavo ateičiai, žinai, čia dabar toks pavasaris, pavojinga, saulė šviečia, bet vėjas pučia, tai kad neliktum be balso. O mes užmeskim akį į mūsų ateities komentatorius, galbūt jūs surasit ir pamatysit kažkokį savo favoritą, kuris galbūt ateityje prisijungs ir prie BCF LKL kolektyvo. Dėmesio į ekraną.